Taigi matome, kad mintis pagimdo vieną baimės rūšį. Bet ar apskritai yra baimė be jos? Ar baimė visuomet yra minties padarinys ir, jeigu taip, ar egzistuoja kokia nors kita baimės forma? Mes bijome mirties. Tai yra kažko, kas įvyks rytoj ar poryt laike. Yra atstumas tarp tikrovės ir to, kas bus. Dabar mintis yra patyrusi šią būseną, stebėdama mirtį, jis sako, aš mirsiu. Mintis sukuria mirties baimę, o jei jos nesukurtų, ar apskritai būtų baimė? Ar baimė yra minties padarinys? Jei taip, kadangi mintis visada sena, baimė visada sena. Kaip sakėme, nėra naujos minties. Jei ją atpažįstame, ji jau sena. Taigi ko mes bijome? Tai seno pasikartojimo. To, kas buvo. Minties projektuojančios į ateitį. Vadinasi, už baimę atsakinga mintis. Taip ir yra. Tai galite patys pamatyti. Kai susidūrėte su kažkuo tiesiogiai, nėra baimės. Baimė atsiranda tik tada, kai įsikiša mintis.